galime įsivaizduoti visuomeninio transliuotojo laidas po tokio teismo sprendimo, kuriam dabar visuomenė po truputį yra rengiama. Jūsų komentarai va tokių istorijų, ką galima būtų daryti, kaip tokias istorijas galima būtų prevenciškai stabdyti, ar iš viso jų išvengti, ar įmanoma, ar ne, ar mes tiesiog priversti tik tai tą mums kuriamą spektaklį stebėti. Du patyrę žurnalistikos vilkai. Jūsų nuomonės, ką mums... Dariau, galiu pasakyti, kad aš buvau labai nustebęs, kad jie apskritai laimėjo pirmos instancijos teisme. Prezidentė irgi, kiek teko girdėti, buvo šokiruota. Taip, nes kadangi aš tiek dirbau, kaip čia pasakyti, prie valdžios žmonių, tai iš to, ką žinau, bet ko negaliu garsiai pasakyti, ne dėl to, kad aš bijočiau pasakyti, bet dėl to, kad aš to niekaip neįrodysiu. Ir dėja, o į teismą galiu atsidurti, tai tikrai buvo daroma įtaka. Apskritai buvo tikrai juos atleidžiant, kad teismuose niekaip nelaikyti. Dėl to taip ir buvo siūloma eikite į teismus, ar ne? Pagrindinis siūlymas buvo eikite į teismus ir ten įrodykite savo tiesą. Be abejo. Bent jau, jeigu jie laimėtų antros instancijos teisme, tai tie žmonės, kurie buvo įsitikinę, kad jie niekada nelaimės, būtų dar labiau nustebę. Bet jie tikisi, kad jie turi galios. Tai čia jie tam tikrose sluoksniuose sako garsiai. Žinau, aukščiausios sluoksniuose. Kad teismus valdau aš, ar ne? Tokiom frazėm. Tai pasakėte jūs, bet labai panašu. Bet kaip įmanoma būtų tam priešintis vis dėlto? Va čia mūsų lietuvių tokia keista situacija. Vienaip ar kitaip ir žinai, ir numatai, arba nujauti, ir jauti, kad Romualdas Sikorskis amžinatilsį buvo teisus, kaip apie lietuvius, kaip apie veršių tautą kalbėjo. Jautiesi kaip veršis ir viskas. Ką šitoj situacijoje įmanoma būtų daryti? Jūsų ne visai patirtis sakytų, ką nors, ką įmanoma pakeisti. Dar ne visai teisus ir tai, kad mes čia kalbame, tai vienas irgi iš būdų. Aš tą jau norėjau pasakyti, kad žurnalisto priedermė yra labai paprasta. Šiaip jau surasti faktą ir jį paviešinti. Ir daugiau tikriausiai tai yra pagrindinis dalykas. Po to jau tas faktas yra auditorijos kažkokių jau piliečių reikalas į tai reaguoti. Ir jeigu mums tai patinka, mes toliau sėdėm savo prie televizoriaus ir žiūrim kokį nors radžias, kaip ten ieško žmonių. Ir mums yra gerai. Ir toliau mes gyvenam su to. Jeigu mums nepatinka, aš tai visą laiką stebėdavausi, kaip italai, pavyzdžiui, gyvena krizės. Jie bendrauja. Jie žvėriškai turi tą bendravimą. Jie turi Berlusconio televizijas. Taip. Bet tai čia mes dabar tą patį. Dėl to Berlusconis su Putinu labai myli vienas kitą ir dėl to pas mus pagėlė. Toks ir berlusconizmas televizijos įsigalėjo. Čia mano gal yra mirtinas. Tai aš ką noriu pasakyti. Ne, jie tiesiog yra bendraujantis, tarpusavį bendraujantis žmonės ir jiems, kai nepatinka, jie tą sako. Ir ir čia negali nei mūsų klimatui nurašyti, nei niekam kitam. Ir kol mes nepradėsim vienas su kitu bendrauti, ieškodami, kas mus sieja mus 99% daugiau dalykų negu tas, o mes išsiskiriam ir susipykstam dėl 0,01% kažkokio tai keistumo, kol mes nepradėsim tarpusavį bendrauti ir nepajusim, kad mes iš tikrųjų jėga, o aš noriu, kad mes ką tik praėjo sausio 16 ir profesorius Landsbergis čia pasipiktino, kad niekas neišsodino tų riaušininkų. Dar vis, bet tai riaušininkai parodė, kaip iš tikrųjų, kokia jėga yra vienybė šitoj žmonių. Kaip buvo neadekvačiai išsigąsti. Lygiai taip pat Klonio gatvė. Aš manau, kad šiaip jau tas visas represijas išprovokavo ne Venckienė, išprovokavo, tas Klonio gatvės. Kaip Kolys, kuris ten vaikščiojo, kai pradėjo vaikščioti... Nebuvau Klonio gatvės. Ne, kai pradėjo vaikščioti žmonės, rimtesni žmonės ten pradėjo paskutiniu momentu vaikščioti. Man atrodo, Matelis vaikščioti. Inteligentiški žmonės pradėjo tais patvariais vaikščioti. Ir aš manau, va toj vietoje ir buvo išprovokuota reakcija. O kol ten buvo tik tai vieno kaimo istorija, ten ir buvo kaimo istorija. Kol valstybės saugumo departamentas valdė tą situaciją, tol buvo viskas gerai. O kai pradėjo neprognozuojami piliečiai vaikščioti ir tai pasidarė pavojinga, tada ir buvo visos tas represijos, nes niekas
iš ten tokia. O bet kalbant apie kai yra geras, sakau, geriausias pavyzdys, tai pirmas mėnuo konservatoriai ateina valdžią. Kai reikėjo patranką vandens nusipirkti, buvo šaudoma guminiam kulkom. Neadekvati reakcija, mano supratimu, įrodo, kaip yra bijomasi tos reakcijos, kaip yra bijomasi mūsų susijimo į krūvą ir pagalvojimo, kad ir kažkokio tai veikimo, kažkokio tai huliganiško kartais veikimo. Bet ar čia nėra vis dėlto skirtingi dalykai? Seimo langų daužimas buvo pirmąsyk, vis dėlto barbariškas veiksmas ir labai sistemiškas, išdaužyti visi Seimo langai. Ir statė ir sudėjo. Ne, bet vis tiek, tai buvo ir gariūnai ten už to buvo. Įžūlus, barbariškas veiksmas, provokacija ir taip toliau. Ir pasižiūrėsi, kokia reakcija buvo teisinės visuomenės, ne? Teisininkų. Patys garsiausi Lietuvos advokatai Rimas Andrikis ir kiti tuo metu viešai pareiškė, kad jie nemokamai gins tuos žmonės, kurie išdaužė Seimo langą. Buvo vieši pareiškimai pačių garsiausių Lietuvos advokatų per visuomeninį transliuotoją, jie kalbėjo, tie pareiškimai buvo. Štai dabar ragintis žolę Kaune Nemuno pakrantėse vaikai, 14 metų mergaitė, ji tampoma pusę metų po teismo su motina, policija tą daro, kuri atskaitinga tiesiog vidaus reikalų ministerijai, ir tyla. Visiška, ne, bet rezonansas yra, viduj yra jis didelis. Kalbant su žmonėm, mokytojai guščioja pečiais, bet viešai niekas ir neišeina ir nepasako, kad palaukit. Rimas Andrikis, ką negali dabar susikrauti politinio kapitalo, sakydamas, aš tą mergaitę persekiojimo valdžios dienų. Jie dabar valdžiūnų užsiėmė. Bet štai viešojoje erdvėje vis dėlto kokios vertybės yra ginamos. Va čia man toks klausimas kyla vis dėlto, ką mes tvirtinam, ką mes teigiam, kaip tautinė bendruomenė. Kokius vaizdinius mes savo jaunimui perdodam, kokius elgesio modelius mes diegiam. Šitai aš nedaryčiau skirtumo tarp vieno ir kito, tiesiog aš taip įsivaizduoju, kad toje vietoje ir aš dargi pasakyčiau dar tokį dalyką, kai aš kalbu apie tokį labiau ieškojimo bendrumą. Aš manau, kad Gailiaus ir Giržado laimėtas teismas rodo, kad teismai, kuriuos viena ponia pasako, čia yra viskas mano, ne jos jie yra. Ten yra irgi, manyčiau, žmonių, kuriems tas nepatinka. Jie lygiai taip pat jaučiasi pakankamai užguiti. Ir aš nekartą esu, pavyzdžiui, tokiose labai subtiliuose bylose, kada aukšti valdžios pareigūnai labai įtakingi teisėtvarkoj prisidarę būdavo ir man teisėjai tiesiog ištraukdavo bylas ir medžiagą, kuri nugulusi archyvuose būdavo ir ją reikėdavo ištraukti. Ten reikia taip pat, ten reikia ieškoti draugų ir juos turėti savo pusėje, nes jeigu 14, mes galim paskaičiuoti, kas ten kūris vaikšto keletą ten tokių, ten buvo nufotografuoti iš principo, kartu ten suėjo to vyno pagelį vieną vakarą. Tai jų ten yra pakankamai mažai, kodėl mes negalim lygiai taip pat draugauti. Mes mokam draugauti prieš kamus, mes bent jau tą savo patirtį galim išnaudoti ir išmokti ir tų žmonės traukti savo pusę. Aš pati esu laimėjusi, atrodo, beviltiškų bylų, kada ėjo pinigai, galia ir visa kita, bet aš esu laimėjus. Ir dėl to norisi tą gerąją patirtį taip jau to žmonės į savo pusę traukti. Ir nenurašinėti, kada jie, o advokatai, jie dažnai imasi tokių bylų grinai dėl tiesiog reklamos tikslais. Taip, bet reklama dabar. Vienu atveju ir kitu atveju ta reklama, kas yra pasakoma visuomeniai, ta reklama, ar ne? Yra pasakoma, kad šiuo atveju, barbarybė mus gali vieninti, tai yra šaunu ir gražu. Kitu atveju vaikas, persekiojamas vaikas, mums negali krauti prestižo, ar ne? Mes čia jaučiam, kad prieš tą vaiką yra rimta sistema, ir mes prieš šitą sistemą neįsim užsistodami vaiką. Istorija nėra pakankamai. Advokatai paprastai kimbant prie istorijų numeta kainą arba gina už dyką tada, kada jinai pakankamai rezonavusi per Delfius ir per visus įmanomus portalus. Šitą istoriją, šitos mergaitės istorija,
Apie ją tikrai yra tik tai užsiminta. Plačioji žiniasklaida nenušvietė, vadinasi, jūs negalit nieko padėti tiems advokatams, susirenkant klientūrą didesnį. Bet čia, aš manau, kad čia yra labiau ta priežastis. Nieko daugiau. Aš manau, kad jie čia tiesiog. Aš norėčiau kreipti mūsų pokalbį tokių pragmatiškesnių kelių iš tikrųjų, ką galima būtų daryti. Štai Juozas Valiušaitis yra pasakodamas dar labai seniai, po gegužės 17-osios visų įvykių, Saulei Matulevičienei, tas tekstas dabar Daliaus išspausintas šiandien Bernardinuose, jis mini Ukrainos atvejį, kai viena gniaužiama televizija sugebėjo, išprovokuoti tam tikrą moralinį atsinaujinimą, moralinę revoliuciją viso žiniasklaidos. Gniaužiama televizija paskelbusi bado streiką, išprovokavo visą valdžiai tarnavusią televizijų grandinę elgtis padoriai. Spjauti valdžios cenzūrą ir pradėti elgtis civilizuotai, padoriai, transliuoti žinias. Ar įmanomas toks dalykas Lietuvoje? Ar jau mūsų sugedimo lygmuo yra toks, kad jokios elgsenos nieko nepakeistų? Bernardinai, katalikiškos elgsenos ar ką nors dar pakeistų šitoje erdvėje ar ne? Rūtos huliganizmas ką nors dar gali pakeisti? Dariau, tai, kaip aš sakiau, kad aš buvau labai nustebęs, kad finansinių nusikaltimų tyrimo vadovai Gailius su Girgždu laimėjo pirmos instancijos teisme. Tai mes pagalvokime, kodėl taip įvyko. Ir aš manau, kad labai daug prisidėjo rengiami mitingai, juos ginant. Ir tada teisėjas, kuris turi sąžinės, matot, kas yra teisėjas? Tai visuomenės narys. Ir kai jie ten teisininkai susirinkę, teisės gūrų aiškina, ką ten minios teisme ir taip toliau, jie visi yra veikimi aplinkos, žmonių, ir tai yra normalu. Tai yra normalu. Tai kai teisėjai turintys sąžinę pajuto, kad jie ne vieni bus kažkas, tai irgi pasisako. Tai jie tada ir drąsiau priima sąžiningus sprendimus, tai lygiai tą patį reikia toliau daryti. Sakykime, aš tai savo priekaištauju, kad nepradėjau, bet galima tą pradėti, galbūt rinkti parašus dėl Rūtos Janutienės uždarytos laidos ir kreiptis į Švedijos savininkus. Aš nežinau, jie žino. Aš nežinau, ar jiems tai patiktų. Tai nesvarbu, aš nelabai turiu vilties, sakykime, kad tai gali padėti. Bet tai reikia daryti dėl savęs pačių. Gali padaryti Suomijos žiniasklaidą, kuri labai pikta ant Švedijos savininkai. Švedijos savininkai, reikia tas MTG, man vyras padėjo išsiaiškinti. Tai šitos dalykus jisai tiesiog internete jame paieškojo, o kasgi yra tas didysis MTG koncernas ir atrado labai paprastą dalyką, dėl ko ta paralelė su Rusija yra visai tiksli. Šitas koncernas turi kanalų tinklą Rusijai, dengia beveik visą Rusijos teritoriją. Kas yra prie Putino, kad užsienio kapitalo įmonė turėtų tokį padengimą Rusijos, čia praktiškai neįmanoma. Ir ten buvo lygiai taip pat, tais pačiais žodžiais, kaip nepateisinę lūkesčių, irgi išmesti tų žurnalistai, kada jie susidėjo su opozicija. Tai ten cenzūrai reikia įsivaizduoti, kad irgi yra spec tarnybų žmonės. Čia yra veikimo būdas, aš taip įsivaizduoju. Lietuva yra modelis, Rusija jau sukurto išmėginto modelis, tai buvę VSD pareigūnai tiesiog pereina dirbti į žiniasklaidą, ne? Aš paprieštaraučiau, kadangi daug studijuoju šitą visą erdvę, aš esu prodiuseris šitos laidos, kurie uždarė, aš tiesiog noriu pasakyti... Atsistokit, Vartalėvičiau. Tiesiog noriu papasakoti vieną savo įžvalgą. Aš taip manau, kad Lietuvoje yra bandomi nauji modeliai, kurie po to pritaikomi Rusijai. Šiuo metu, jeigu jūs stebite tą erdvę, Rusijos Dūmoje yra ruošiamas naujas įstatymas, kurį galim pavadinti lojalumo įstatymu, kur bus įstatymų tvarka draudžiama transliuoti bet kurioje televizijoje prieštaringą nuomonę arba nuomonę, kuri yra prieš prezidentą Rusijos arba prieš bet kurį paskirtą jo pareigūną. Tai tiesiog tai, ką mes šiandien girdėjome apie Lietuvą. Čia maža remarka. Dėkui. O Daliau, aš noriu klausti dar vieno dalyko. Štai Rūta sako, kad galima būtų bendradarbiauti ir vienytis tiem žurnalistam, tiem politikos apžvalgininkam, kurie norėtų civilizuotesnės, iš tikrųjų laisvesnės ar laisvos
viešosios erdvės Lietuvoje. Viešosios erdvės norėtų, ne kontroliuojamos erdvės. Ne? Koks būtų įmanomas toks bendradarbiavimas? Su kuo, kas galėtų jungtis, kas galėtų telktis? Va, pavyzdžiui, labai įdomus buvo čia su Andrium Navicku, buvome Santaro šviesos tokiam savaitgalį Kaune ir jaunas politologas iš Vytauto didžiojo universiteto, daktaras Švarplys, taiga pradėjo kalbėti apie politinę situaciją ir visai kita kalba, negu kalbėjo mūsų pripažinti politologai, kurių nuomonė vyravo. Tik jis nebuvo niekur girdimas, jo niekas neįsileido. Jis tik pradėjo kitaip rašyti, iš karto Delfas jo tekstus atmetinėjo ir taip toliau, pradėjo įspausintis Tiesos LT. Bet ką daryti, kad iš tikrųjų tų nuomonių, įvairesnių nuomonių, ne režisuojamų, pavyzdžiui, Dainiaus Dabašinsko nuomonių, bet jos spektras įvairesnis rastus. Bendradarbiaujant, kad ir skirtingų pažiūrų žmonėm, bet laisvę branginantiems žmonėm. Na, Dariau, jeigu žinočiau tokį aišku receptą, tai jau būčiau įgyvendinęs. Tai viskas yra daug sudėtingiau, negu mes galim pašnekėti. Bet dalykai vėlgi, jie nuo mažo kamuoliuko gali įsiridenti į didelis sniego kamuolį. Tai, sakykime, kiek Bernardinai LT egzistuos, irgi gali egzistuoti. Rytoj gali baigtis, viskas irgi susijęs su finansais, o kai tu rašai tai, kaip nori, tai aišku, finansų paprastai mažėja. Bernardinai LT irgi nukentėjo už savo, taip sakant, norą pasakyti tiesą šiek tiek finansiškai. Bet jūs ne tik finansiškai nukentėjo. Tegul šneka Bernardinai patys nukentėjo, patys Bernardinai labai stipriai. Čia kita istorija. Na, tegul čia šneka redaktorius. Aš tikrai galiu pasakyti, kad Tribūna ruošiasi, tikrai gali suteikti ir galime tom tribūnom dalytis, kas daugiau belieka. Su finansais nežinau, tai galbūt galima su tom pastangom ieškoti tų rėmėjų. Aš nemanau, kad visi Lietuvoje išsigandę ir visi bijo. Tai, pasakyti, kad nueikime, padarykime taip ir po to bus taip, aš tikrai tokio recepto neturiu. Bet ar kas nors inicijavo, man neteko girdėti, kad būtų inicijavusi, tam tikrą žiniasklaidą apskritus stalus. Pasikviestų skirtingų pažiūrų žmonės, bet kurie dar laisvi ir savo laisvę branginantis. Kurių dar negalima patempti už pavadėlio ir pasakyti, kad jie turi ištransliuoti tuo pat metu. Ir 15 minučių, ir Delfi, ir Lietuvos žinios, ir Sigito Babiliaus redaguojamos žinios, tą pačią informaciją, tą pačią dieną, kaip dabar įvyksta. Yra vis dėlto tam tikrų žmonių, kurie netransliuotų tos pačios informacijos. Ar jie gali susėsti už bendro stalo, kažkieno ar Bernardinų pakviesti ar dar, ir pasitart, kaip laisvą erdvę ginti? Nežinau. Pakviesti galima, bet ar jie norėtų ateiti ir jie matytų prasmę, tai aš tikrai negaliu už juos atsakyti. Ir tiesą sakant, Dariau, nuratėjus. Jūs šnekate apie tos, kurie panašiai mąsto? Ar visai priešingai? Kurie gali mąstyti ir skirtingų pažiūrų būdami, bet kurie mąstytų taip, kad mes suinteresuoti polilogišką erdvę. Dabar kas, aš manau, kad vienas yra blogas labai bruožas, kad mes iš tikrųjų Lietuvoje pereinam į tokius informacinius karus, žinių karus. Yra stiprios jėgos, kurios užvaldo jos puolą ir tada lieka atsišaudyti. Iš apkasų atsišaudyti. Bet erdvės, kur galima būtų šnekėtis, kalbėti, pateikti argumentus, svarstyti ir su skirtingų požiūrų žmonėm kalbėtis, tokios erdvės nėra. Toks labai geras mėginimas buvo, man atrodo, porą gerų mėginimų buvo, tai kai dvi Tiesos LT moteris pašnekino Vytautą Landsbergį, taip, su jo pozicijom nesutinkamos, bet tai buvo intriga, intelektualinė intriga visas pokalbis. Ir kai Ramutė Bingelienė pašnekino profesorių Dainių Pūrą. Ilgas pokalbis, bet tu matai pozicijas, tu gali būti ir vienos ir kitos pozicijos žmogus, bet yra argumentai, ar ne? Arba nėra argumentai. Tai va, mums Lietuvoje dabar stinga tokių erdvių, kur kalbėtųsi skirtingos pusės. Ar jas įmanoma, kur būtų šiandien tokias erdvės? Ir ką mes čia galėtume padaryti jas?
Žinot, yra du dalykai. Vienas dalykas, tai aš nenoriu anonsuoti, mes jau su tokiais bendraminčiais, aišku, ką jūs darote? mes mėginam tą erdvę padaryti. Mes kūrėm internete televiziją, pavyzdžiui, lygiai kas įvyko Rusijoje. Jie uždarė viską, jos visus išvijo, jie atidarė kanalą. Jisai iš pradžių buvo internetinis, dabar jau jisai visoje Maskvoje, ten yra visi susirinkę, išmesti didžiulės, dydžiai, žurnalistiniai didžiuliai, jie vadinasi kanalas Došt. Ir jeigu jūs įsijungtumėte, jūs pamatytumėte, jie tikrai gerai dirba. Došt.ru. Taip, Došt.ru. Tviriai. Tai va, tai tas kanalas yra tas pavyzdys, kurio pavyzdžiui mes dabar mėginame. TV Reikalų. Tai Liudvikas Ringali, visi reikalą, kas ten yra audžiama daroma. Ir būtent tokiu pavydalu, kad ten galėtų sueiti žmonės, bet visi, bet kuris iš jūsų ir su tam tikrų besikeičiančių moderatorium kalbėtis apie tai, kas mums svarbu. Todėl, kad kai vienos duris užsitrenkia taip skambiai, aš manau, kad atsiveria labai didelis galimybės. Yra viena klaida daro štai mūsų oponentai, kurie nori uždaryti viešą. Visuomenė vis tiek nori žinoti. Jis jau ištvirkinta tos laisvės žinoti, laisvės pasirinkti. Ypač jaunoji karta, jų vis mažiau žmonių, kurie iš tikrųjų sėdi prieš televizorių ir jį žiūri. Vis daugiau tų, kurie ieško aktyviai informacijos ir atsiranda galimybė pasiūlyti vėlgi tapti monopolistais pluralizmu. Ir tu gali tada padaryti tokią vietą, kur galės ateiti visi, netgi tie, kurie tam negalėtų. Ir galės viską pasakyti. Bet mes čia iš tikrųjų einam Rusijos keliu. Mes labai. Visiškai mes pripažįstam, kad mūsų situacija jau yra kaip Rusijos ir elgiamės taip, kaip elgėsi Maskvėje. Kuriam alternatyvą, bet dėl tos viešosios erdvės, kurią mes kaip mokesčių mokėtojai išlaikom. Pavyzdžiui, niekas... Aš antrą dalyką norėjau pasakyti. Reikia atsikovoti nacionalinę televiziją, o čia jau būtų pareiga. Bet ir nacionalinę televiziją mes išlaikom, ar ne? Ir pavyzdžiui, jeigu dabar Rūta pati paminėjai kiek 38 milijonus, ar ne? Kuriuos per metus viena ministerija padalino žiniasklaidai. Daugiausia gauna lėšų didžiausiai. Bernardinai žino, pavyzdžiui, kad Delfis už juos gauna daugiau lėšų. Daugiausiai lėšų gauna Ričardas Jarmalavičius, kuris dalina tas pinigus. Ričardas Jarmalavičius, kuris... Reikia pasakyti tai yra viešųjų ryšių agentūros, kurios pasiima pinigus, tada perka, atsiprašau, neperka, atiduoda. Remia, atiduoda. Mano sąmonėje, aš kaip suprantu, tai perka. Aišku, ir ką reiškia daugiau, iš Bernardinus Delfį gauna. Jie gauna viską praktiškai. Taip ir šnekėkime. Tai mes savo biudžeto pinigais išlaikome visą tą melo mašiną, ar ne? Kurią tiki mūsų tėvai, giminės, artimieji ir taip toliau, kurie nesigilina, kurie stokoja laiko nardyti po internetą, kurie atsidaro TV3 Babiliaus surežisuotas ar Audriaus Matonio surežisuotas žinias ir gauna savo melo porciją. Tai va čia yra uždaras ratas, ar ne? Viena išeitis siūloma, pripažinkim, kad jau mes gyvenam Rusijos situacijoje ir mokykimės iš brolių rusų, einam į pogrindį. Ir kuriam laisvąjį pogrindį, laisvas katakombų gyvenimas. Be to neapsieisim, bet aš manau, kad jeigu tu paskelbtum dabar žygį atgauti nacionalinį transliuotoją, aš tai tikrai ten būčiau. Bet čia Liudviko darbas, jis organizavo žygius. Dar kokių mes idėjų turėtume ir mes laukiam iš garbiosios auditorijos ir pastabų, ir replikų, ir pasiūlymų, ką mes galėtume daryti viešąją erdvę. Ričardas Marcinkevičius. Aš pasakysiu, taip sakant, apie bendrą problemą, pas mane specifinė problema. Bet aš norėčiau atkreipti dėmesį į įstatyminę bazę. Prieš 3 ar 4 metus pasikeitė kažkiek įstatymai. Ir visai nežymiai dingo žodis tik, kad pavyzdžiui visuomeninis transliuotojas ar spauda gali gauti iš biudžeto, taip sakant, lėšas tik per programus. Dabar dingo šitas žodis vienas. Kada jisai dingo? Niekas nepastebėjo. Prieš 3 metus maždaug.
Nu, kodėl? Praeitais metais, pavyzdžiui, Tygodnik Vilenščiznė Vilniaus rajone, rašom su to, kad šitas žodis dingo, paskyrė iš Vilniaus rajonio biudžeto 1,5 milijonų savo laikraštukų. Tai mes kalbam, kada kalbam apie reklamą, tai dabar partijos, turint tokią įstatyminę bazę, ima tiesiogiai iš biudžeto. Tai šitą skylę taip pat reikėtų kažką užlopyti. Antras dalykas, tai visgi reikėtų atkreipti dėmesį į 44 straipsnį Konstitucijos. Lietuvos mastų šitas, sunku būtų įrodyti, kad šitas pažeidžiamas šitas straipsnis, bet Vilniaus regione jis aiškus. Partija neturi, partijos, organizacijos, atskiras žmogus neturi turėti monopolijos informacijai. Vilniaus krašte šitas Lenkų kalbė, taip sakant, informacija, kaip tik turi partija turi monopoliją. Reiškia, su to ten žmonės jau praranda sveiką protą. Taip sakant, skaitant šitos laikraščius. Ir aš pasakyčiau, kaip jie žaibiškai veikia šitie mūsų draugai kabutėse. Aš prieš anos kadencijos pabaigoje pradėjau vaikščioti po institucijos, kalbant apie šitą 44 straipsnį, kad Vilniaus regione taip toliau būti negali. Jie paėjo komitetų Seimo ir visur ten, kur galėjau. Ir lygtai jau buvo beveik sutarta, kad kažkoks, konkrečiai kalbėjau su Vasiliausku, kad lietuviškas laikraštis išleis kas savaitę priedą lenkų kalbą, kur lietuviai parašytų, kas vyksta Lietuvoje, bet lenkų kalbą. Aš tai, žinot, patautočiau tarptautinė visgi erdvė. Jeigu čia švedų kapitalai, tai reikia šitą žinią mes švedams, žurnalistams. Jie ten pajudintų tokią dalyką, to labiau, kad nepagerės. Mes atsiveriam, ar ne dabar, grįdai auditorijai, prašom. Jeigu teisingai nugirdau, tai čia yra kažkokios viltis, kad atsiras televizija. Kaip jį vadinsis? Kol kas aš iš tikrųjų aš ten bendradarbiauju, bet aš nesu tas, kuris ten viską organizuoja, tai aš paliksiu tą garbę paskelbti, kada ir kaip, bet tai turėtų būti, aš tikiuosi 2 mėnesių kažkur tai. Sekantis ta tema, kokio lygio biudžetas medijos televizija turėtų? Jeigu tai yra televizija, kokią darosi Lietuvos rytas, tai yra -0,5 milijono kas mėnesį. Mes ketiname kol kas daryti tai nuogų savo ir jūsų entuziazmų. Entuziazmų žmonių, kurie ten ateis su minimaliais biudžetais. Ta prasme, kad tai bus atidaryta erdvė transliacijom, tiesioginiam transliacijom įvairiom. Ir žmonės, kurie ten sutiks ir moderuoti, ir daryti tas laidas, kurti, tam reikalingas apmokėti techninius personalas. Taip, kad tas visas reikalas, techninė bazė įvyks. Tai šita dalis bus. O jau toliau pragyvenimas jau yra tas, kiek išgyvens, tiek išgyvens. Bet tai kaip atsiranda lankomumas, yra toksai tikėjimasis, kad galima bus kažkaip. Dar vienas klausimas apie nacionalinį transliuotoją. Jūs sakėte, kad reikia kažkaip pasiminėti, tai gal galėtumėte nuvaryti, kokie pirmieji žingsniai galėtų mūsų duotų impulsą tą daryti.